Lietuviai garsėja kaip plastikinių maišelių, jeigu galima tai pasakyti, mylėtojai ir gerbėjai. Mes bene daugiausiai ES vartojam plastiko. O kokią iniciatyvą yra dėl to parengę Rokiškio rajono gimnazistai, dabar ir papasakos mano kolegė Zina. Labadiena, Zina. Labadiena, Rėda, mes esame Kamajuose, tokiame mažame miestelėje, maždaug 18 km nuo Rokiškio. Ir šios gimnazijos gimnazistai surengė tokią akciją, ne plastikiniams maišeliams. Iš tiesų labai gerai, kadangi, kaip jau pati sakei, mes daugiausiai jų naudojame. Akcijos organizatorė, pedagogė, direktoriaus pavaduotoja, dailės mokytoja Daiva Baltakytė. Kodėl jūs čia taip sumastėte? Pirmiausia, tai idėja gimė nuo to, kad pas mus vyko menų savaitės ir norėjosi su vaikais padaryti kažkokį tai bendrą didelį kūrinį. Mintis tokia kilo, kadangi mes turim čia tokį aikštyną, kuriame yra tiesiog tokia sienelė, ant kurios galima kažką kabinti. Ir iš karto pradėjau galvoti, ką čia paprašius vaikų, kad jie atsineštų, ir namuose turi to labai daug. Ir mintis tokia buvo iš tikrųjų tie maišeliai, kadangi iš tikrųjų šiais laikais turbūt jie be galo populiarūs ir netgi pati jų radau namuose nemažą krūvą. Taip, dedam į stalčių, po to panaudojam kažkam, ne vien pirkiniams, ar ne? Taip, maždaug. Tai pagrindinė ta priežastis ir buvo. Ir kada su vaikais tą mintim pasidalinau, visi pradėjo sakyti, kad tikrai namuose jų turi ir ganėtinai daug. Tai visą savaitę jie kaupė tos maišelius. Buvo aišku klasių, kurios jų labai daug atsinešė, buvo klasių, kurios mažiau, tiesiog sakė, kad tikrai turim namuose jų daug, bet tiesiog pamiršom. Ir palaipsniui pradėjo pas mus augti iš to toks didžiulis kūrinys. Tai kas čia yra per kūrinys ir kodėl būtent plastikinius maišelius panaudojote? Kūrinys turbūt negalėtumėm vardinti, kas čia gavosi. Toks kažkoks fantastinis gyvūnas, o plastikinius maišelius iš tikrųjų panaudojame tam, kad norim kartu atkreipti dėmesį ir pasakyti ir savo miestelio žmonėm, ir turbūt visai Lietuvai, kad turbūt užtenka mums laikytis tos tradicijos, pirkti tiesiog maistą, dėti į tuos plastikinius maišelius ir galbūt grįžkime prie to seno tokio įpročio, galbūt siūto maišelio, arba kaip mūsų močiutės naudodavo rezginės, nes... Rezginėlėm eisim tokiom skylėtom. Jo, galbūt ir taip, arba iš tikrųjų rinktis kažkokią kitą alternatyvą. Užtenka iš tikrųjų teršti gamtą, nes žinome, kad tie plastikiniai maišeliai sudaro daug žalos. Ir kada mes matome per akciją, tradicinę pavasario akciją darom, vaikai jų pakelėse surenka labai daug. Vadinasi, mes juos mėtom, kur papuola, reikėtų turbūt atsakingiau žiūrėti į tą pačią gamtą. Visi mes esam gamtos vaikai. Aš iš ties labai tikrai sutinku, bet kažkaip taip yra, nueini, pamiršti toje parduotuvėje, tada imi, nesvarbu, kad ten 15 ar kiek tų centų ir aišku, paskui dargi panaudoji kažkam kitam, bet iš ties galbūt popierinių reikėtų tų maišelių.
Galbūt, aš manau, kad truputį tie prekybos centrai ir lepina mus, nes tai yra paprasčiau. Prieini prie prekystalio ir iš karto tau, akivaizdžioj vietoje yra tie maišeliai. O žmonės turbūt išeidami apie tai net nesusimasto, kad galbūt turėti kažkokį daugkartinį maišelį. Asmeniškai aš tikrai tos maišelius naudoju labai retai ir naudoju maišelį, kurį naudoju kokius 2 metus ir jis man dar nesuplyšo ar tarnaus galbūt dar ilgai. Geras pavyzdys, Daiva. Aišku, ES mus tikriausiai privers atsisakyti tų plastikinių maišelių. Na, kas čia dabar išsirikiavę tokie? Kelintokai esat? 10. 10. Kodėl toje akcijoje dalyvavai? Tam, kad paročiau žmonėm, kad reikia rūšiuoti ir mažiau naudoti plastikinių maišelių, vien tam, kad neterštume aplinkos. Teisingai labai, o pati su kokiu maišeliu eini į parduotuvę? Su medžiaginiu. Nesakyk, gal meluoji. Nemeluoju. Na, ką pati galvoja apie tai? Aš manau, kad labai gerai tokia akcija, nes skatina žmonės, parodo, kad maišeliai plastikiniai tikrai nėra gerai, jie ir teršia aplinką, juos mėtant jie ilgai nesuyra ir turim tuos medžiaginius maišelius, galima tos pačius maišelius nusipirkti ir naudoti tikrai ne vieną kartą ir manau, kad tai tikrai būtų naudingiau visiems. Labai čia gražios mintis, ar iš tiesų vaikinai kaip galvoja? Liuks? Kas liuks, maišeliai plastikiniai liuks? Ne, maišeliai plastikiniai teršia gamtą, geriau jau medžiaginiai. Bet jūs čia dabar kokį gyvūną iš tų maišelių padarėte? Panašiau į drakoną kokį. Kuris ką padarys, gal tuos plastikinius... Sunaikins, sudegins plastikinius maišelius ir liks vien medžiaginiai. Kaip ilgai čia jie kabės tie maišai? Nežinom, Bus kiek, matyti. kol dar žmonėms bus gražu, kol tol ir kabės, kol neatsibos. Taigi, ponia Daiva, ar turite ateiti kokių dar minčių? Sunku pasakyti, matot, mes esam truputį meno žmonės, tai galbūt, kai reikės, mes vėl ką nors sugalvosim ir galbūt vėl jūs mus aplankysit. Ir ką norit pasakyti, sakykime, mūsų žiūrovams, kurie dabar mus žiūri, būtent kas liečia plastikinius maišelius? Linkiu iš tikrųjų visiems dažnai apsipirkti parduotuvėje, bet pagalvoti prieš perkant, į ką juos dėti. Iš ties, ir Mes norime papasakoti apie keletą esminių dalykų apie rūšiavimą ir kaip tai padaryti jūsų kasdienybę. Štai čia jūs matote 3 spalvingus konteinerius. Vieną geltoną, į kurį reikia mesti plasmasės atliekas, žalią, į kurį reikia mesti stiklo atliekas ir mėlyną, į kurį reikia mesti popieriaus atliekas. Kai kas sako, tai yra sklinda mitų, kad visos šiukšlės iš šių konteinerių yra suverčiamas į vieną vienintelę mašiną, tačiau iš tiesų tose mašinose šiukšlių yra 3 skyriai, į kuriuos šiukšlės skirtingos sudėliojamos. Esmė tai, kad galėtų rūšiuoti, žmonės turi dirbti išvien, nesivadovauti bandos jausmą, jeigu mano kaimynas nerūšiuoja, tai kam rūšiuoti ir man. Ir galiausiai, kad pasiektume tikslą, kad būtų uždaryti sąvartynai, jų tiesiog nebereikėtų ir didžioji dalis šiukšlių būtų išrūšiuotos. Girliandos efektas tai, kai viena lemputė dega, tai dega visas lemputės, o jei nedega viena, tai visas ir nedega. Pliusai, tai jeigu vienas žmogus tai pradeda dirbti, tada užsikabina daugiau žmonių, pradeda rūšiuoti šiukšlės, ten viskas būna labai gerai. O jeigu vienas žmogus numeta šiukšlę, tada ir kiti pradeda mėtyti šiukšlės. Švarinimas parodo ir valstybės ekonomikos lygį. Sakoma, kuo daugiau yra šiukšliadėžių, tuo yra žemesnis jos ekonomikos lygis. Dauguma žmonių nesupranta rūšiavimo reikšmės ir tiesiog nenori rūšiuoti. Taip pat ne visur yra konteineriai spalvoti iš rūšiavimo ir valdžia neskatina rūšiuoti šiukšlę. Žmonės tam neranda laiko, nemato prasmės rūšiuoti, galbūt tai yra sunku ir tas pats priemonių reikalingų neturėjimas apsunkina rūšiavimą. Taip, kad rūšiuoti mes turime dėl savęs ir tai yra iš tikrųjų labai labai svarbu. Čia mes pavaizdavome piešinyje tą visą šiukšlių procesą. Tai čia matote, kad šiukšlynai kenkia ozono sluoksniui
Ir taip pat pavaizdavome žmogų, kuriam smirdi visas tas šiukšlynas. Taip pat nuo šiukšlynų ir blogo kvapo miršta įvairūs vabaliukai ir paukščiai. Ir taip pat vysta gėlės. Taigi, rūšiuokime ir saugokime aplinką. Rūšiuojame ne dėl kitų, o dėl savęs. Mes norėtume visiems pasiūlyti rūšiuoti šiukšles, kadangi Lietuvoje jų yra rūšiuojama tik 20%, o tuo tarpu Skandinavijos šalyse 90% visų atliekų. Ir mūsų būtų toks motto. Rūšiavimas liuks!